Razaliją ir už šio krašto partizanus, kurių čia daug buvo ir žuvo, kurie yra palaidoti Tiesų kapinėse. Šiandieną dar čia susirinkom šiam sakralinio kaimo lopinėlį, kur čia yra ir daugiau partizanų palaidotų. Ir dar norim prisiminti tą šiurpią tragediją. Todėl dabar daug nekalbėsiu, paprašysiu gerbiamą mūsų kunigėlį pašventinti šį paminklą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Partizanas buvo išduotas 1947 metais vasario 26 dieną. Razalijos Žarskienės namus apsupo kareiviai ir stribai. Įvyko susišaudymas. Partizanas Griška, kol turėjo šovinių, labai sumaniai gynėsi, narsiai gynėsi, sužeidė kelis priešus ir nušovė Anykščių MVD skyriaus milicininką Katiną. Pamatęs, kad prasiveržti nepavyks, nes buvo sužeistas, pats susisprogdino. Susišaudymo metu buvo uždegtas Žarskienės namas ir ji sunkiai sužeista. Lavoną rado visai sudegusi. Artimieji ir kaimo gyventojai palaidoja Razaliją čia, šitoj vietoj, kur dabar pastatytas paminklas. Prieš kokius 3 metus mes sužinojom, kad čia šituose kapeliuose yra Razalijos Žarskienės paminklėlis. Atvažiavę mes politinių kalinių skyriaus nariai, kadangi visur statėm paminklus partizanus, įamžinam žūties vietose, atrodo, lyg tai ir visas rajonas jau buvo pažymėtas. Tai atradę šitą kapelį, jis buvo pažymėtas, buvo paminklėlis betoninis, bet jau suyręs, laiko tėkmėje,
Grybas toks Aršauskas, kažkoks, tai pavardė tokia. Įbėga, žinojo ten išduota, kad jis yra po pečių tas, reiškia, slapstasi Griška. Ir ką, jis liepė, jis nusirengė, numetė šautuvą ant pristatė, nusirengė savo kailinius ar ten nevinę, nežinau ten tiksliai. Čia strybų pasakojimas, dirbame su... Bet tai gerai, kad jie papasakoja. Jo, tai jiem reikia fundyti, kai pafundyti jie viską pasako, taip tai jie nelabai kalba. Nu ir ką, jis tada grėjai pasakė, duok man karšto vandens, o jau karšto vanduo, reiškia, buvo, jis pasiėmė tą, reiškia, puodą ir pasilenkęs norėjo apšutinti, reiškia, tą Grišką. Jis pasilenkė pilt ir jam taukšti kaktą. Šūvis, jis pradėjo bliautenai, greit už tą rankšluostį, apsivyniojo, nutvėręs ir bėgo. Kaip jis išbėga, stribai pradėjo šaudyti, galvoja, kad čia jų Griška bėga, vienmarškinis beveik. Nu ir tenai, paskui tenai, reiškia, nesužinė nieką, kaip sakant, pamatė, kad jis ne partizanas. O Albinas Griška išlipęs tada jau išlindęs iš to pečiają, pasiėmęs iš kitą šautuvą, langą pasidaręs pradėjo pyti. Ir kaip tik šūvis, taip ai, oi, jis labai daug sužydė. Vos katiną tada nušovė tik tai vieną. O ten Pakšienės buvo, reiškia, netoli tą trobą, ten visas sužytis, reiškia, sutarta, ten tvarstė viską. Ir kada jau pamatė, kad nieko čia nebus, uždegė. Kulkom pradėjo šaudyti padegamosiam, specialiai uždegė ir jis pamatė, kad čia supranti niekas, bandė jis dar išbėgti, kadangi prisidengęs dūmų priedangą, apsimovė nabagas, reiškia, padvikojinės, pilnonės, kad lengviau ir bėgti. Ir jį pabėgus gal 100 metrų maždaug jį tenai sužeidė, jis Tokie duomenys iš archyvų. Aš tai va iš skarpikų ir iš pažįstamus, tik kaimynų, va čia, iš papievių, čia supranti, papievių. Moterė nukalto, kad, reiškia, gal jis ją nušovė, jinai gal parašė, kas dabar gali spūkti. Atsinešė tai jau, kur jis skramas buvo išbėgęs. Tik ją palaidojo vieną koją.
šiandien sutilsim visi, kokie buvom stipri ir stovėjom visi, kai važiavo priešai mus traiškyti tankai, kai mus šaudė minioj, mes sustingi visi ir gyvybės siena išauga, gal ir buvo baisu, buvo gan skaudu, kai didvyriai mūsų žemę laistė krauju. Už pasiaukojimą ir drąsą šiandien Lietuva laisva. Nusilenkim žemai prie didvyrių kapų, už tėvynę jie galvas padėjo. Jie dar buvo jauni ir ilgai dar šioj žemė gyventi galėjo. Bet šiandien Lietuva nėra dar tokia, kokia didvyriai matyti norėjo. Yra daug netiesos, yra daug negarbės, kad apgintas tėvynės mylėti nemokam. Leidžiam žeminti ją, leidžiam niekinti ją, negi šito nemato valdovai. Jie tik rauna turtus ir galvoja, kad niekas nemato. Bet ateis ta diena, kai Dievas teis mus visus, nepadės tie turtai, nors ir būsi aukštai. Tam pakviesti. Čia gyvenusią ir dabar gyvena buvusią mokytoją ilgametę, kuri labai gerai žino tą mūsų šiandieninę istoriją, kurią mes jau visi taip jau žingeidingai klausėmės ir norim dar išgirsti iš mūsų gerbiamos Šilinskienės, kad jinai papasakotų apie tą įvykį, nes tie pusbroliai buvo žuvę. Taip, kad jinai, prašom, Visi gal girdėsit visi. kaip. Tai buvo labai jau seniai. Aš dar buvau tokia mergečiotė, ėjau Anykščių gimnazijon tuo metu. Ir gyveno už ežero čia tokia mergina. Jinai ištekėjo už, kad turėjo arti Valako žemės, jinai ištekėjo už gana išvaizdaus kavalėriaus Žarko.